Gal Eugenijus dar turiu, gal Eugenijau jūs galėtumėt ką nors pasakyti apie... Čia buvo prasitarta apie elektronizavimą, taip sakant, kompiuterizavimą bibliotekų. Mano regis, mes dabar turbūt visi naudojam kompiuterius, skaitom straipsnius ir taip toliau, ką tik nori, gali romanus. Bet vis tik tai man tai panašu, kaip dainininkas dainuoja per mikrofoną su technikos pagalba. Tas jau arba sustiprina dar 9 sintezatoriais ir dinamikais. Tai lygiai tas pats įspūdis yra, mes tarsi nutolstam nuo knygos, kada skaitom ekrane. Ir nutolstam tuo pačiu nuo autoriaus. O knyga, tai man tiesiog neiškris iš atminties Hrabalo, čekų rašytojo, sugiedota kaip psalmė knygai, kada jisai, autorius, šitas herojus, reiškia jo kūrinio, šachtoj presuoja makulatūrą, visokių popierių, laikraščių ir gerų knygų, kur išmeta žmonės, kur kaip atliekamas. Jam širdis neleidžia jų išmesti ir velka visus namo. Ir kaip jis gražiai yra, aš tiksliai nepacituosiu, kad aš pasidedu ant stalo, atsiverčiu ir visos, ir aš matau, kiek žmonių turėjau prisiliest darbo, taip sakant, širdies, išminties įdėti, kol sukūrė šitą knygą. Žinoma, tada knygos nebuvo tokių mašinų kurti. Ir raidės visos, kurias aš renku savo akimis, savo širdim, aš jas švelniai, reiškia, delnu, kaip aukso dulkeles nubraukiu ir pasidedu į savo sandaros skrynę. Ir, aš nežinau, knyga yra nepakeičiama. Be abejo, reikalinga, tai neišvengsim šitų kompiuterių naudojimo, bet net aš turiu ten ir romanus rašęs, bet tai nėra malonu skaityti, nežinau, gal aš nepratęs senoviškai žmogus. O knygą pasidėjai prie lovos, ant pagalvės, kelionėj įsidėjai, bet kur jinai su tavim ir tavo paguoda, tavo padrasinimas, tavo draugė. Bet žinot, gerbiamas Eugenijau, ne tik nutolina elektronizavimas knygas, bet ir priartina. Ir jeigu mes kalbėsime apie, pavyzdžiui, tokius dalykus, kaip mes ieškome knygų, kurių, sakykime, mes nebežinome, ar jos egzistavo, ar ne, dabar elektroninės sistemos ir jau labai daug turim tokių pavyzdžių, padeda mums atrasti vienintelę pasaulyje egzistuojančią knygą, ar ne, 16 amžiaus Lietuvoje išleista arba Prūsijoje, ir tokių pavyzdžių mes jau turim daug. Ir dėl to aš to nesupriešinčiau tos elektroninės bibliotekos ir tos erdvės tokios būtent bibliotekos, natūraliosios bibliotekos, nes iš tiesų, jeigu galvotume apie visą bibliotekos palikimą, asmeniškai man darbe dabar labai padeda elektroninių bibliotekų atsiradimas ir elektroninių katalogų atsiradimas. Aš aišku, mielai turėčiau tą vienintelį pasaulio egzempliorių čia pas save ant stalo, ar ne, bet kuris yra ten Anglijoje, Nyderlanduose ar dar kur nors. Bet tai, kad aš jį dabar galiu matyti ekrane, šitą egzempliorių, ir jie prašyti faktiškai visiškai patikimai, ar ne, irgi yra labai didelė pagalba. Dėl to manau, kad tas kooperavimasis tų su bibliotekos tipų yra labai naudingas. Kalbu apie emocinį poveikį, o apie praktinę naudą be abejo. Tai čia šito vietų turbūt aš taip, vėl kartais savo užduodu klausimą, dėl ko, apskritai dėl ko skaitau. Tai vienas skaitimas jis yra be abejo tam, kad patirti malonumą, skaitimas kaip pramoga. Ir iš tikrųjų skaitimą kaip pramogą aš sunkiai įsivaizduoju kompiuterio ekrane, nes, tokios pramogos sudėtinga, bet kitas tai yra skaitimas kaip informacijos gavimo būdas. Yra mokslininkų ar kažkur tai ieškant, tai be abejo šitoje vietoje tikrai, kuo man yra žavi biblioteka šitais abiem požiūriais, tai yra sinergijos vieta. Nes iš tiesų dabar bibliotekose mes turime tokias galimybės, kokių iš tikrųjų, kartais gal net neįvertinam arba net pasvajot galėjome, nes vėlgi kartais taip apie tą pačią darbo vietą ar stalą šnekant, stalas yra gerai, bet kas ant jo padėta.
O bibliotekoje, tarkim, savo moksliniuose tyrimuose, tu turi ant stalo savo kompiuterį, kuris turi greitaeigį interneto ryšį bevėlį. Tai reiškia, kad aš galiu naudotis to, kas yra mano kompiuteryje. Aš galiu naudotis visų tuo pasauliniu palikimu, kuris yra mokslo duomenų bazėse, kuris yra skaitmeninėse bibliotekose, unikalūs egzemplioriai, kurių yra vienetiniai pasaulyje, bet aš juos skaitau taip, tarsi sėdėčiau, nežinau, Oksforde, Kembridže, Poznane ir kažkur tai kitur. Ir greta aš turiu didžiulius atvirus fondus, kuriuose viso, ko man trūksta, galiu nueiti ir pasiimti. Tai iš tikrųjų tas, sakim, sinergijos požiūris arba, sakim, tas, sakim, tų skirtingų medijų. Na, mes gyvenam tokiu permainų laikotarpiu ir tos permainos jos dažnai mums sukelia tokią truputį baimę. O skaitmenimas kaip permaina, aš taip įsivaizduoju, sukelia baimę dar dėl to, kad kitos permainos jos trukdavo ilgai. Šita ne tai, kad telpa į vieno žmogaus amžių, bet telpa į gabaliuką žmogaus amžiaus. Bet jeigu žiūrime istoriškai, tai tekstai plačiaja prasme, juk jie buvo labai įvairūs. Kažkada viduramžių katedra tai taip pat buvo tekstas, kuriame, na, Evangelija beraščiams. Bet išplitus spausdintai knygai ir visuotiniam rašymui, katedros ir menas neišnyko. Atsiradus kinui buvo suabejota, ar išliks teatras, kaip ir atsiradus fotografija, ar išliks portretinė tapyba, pavyzdžiui. Na, neišnyko. Tai šito vieto aš nematau to prieštaravimo dėl didelės baimės. Atsirado dar viena medija, kuri turi savo privalumus, kuri turi savo trūkumus. Tuos privalumus paimkim, išnaudokim, trūkumus atmeskim, bet visiškai nesibaiminkim, kad nuo to išnyks pastatai, nebeliks dailės, nebeliks knygų, užsidarys bibliotekos ar panašiai. Dar viena toj didžiuliai grupė, toj, sakim, sinergijoje, kuri kūrėsi ir kuri randasi. Aš turbūt norėčiau pasidalinti savo tokia patirtimi, kur būtent elektroninės knygos mane išgelbėjo, nežinau kaip išgelbėjo, galbūt mano tą vidinį pasaulį, kuomet aš buvau prieš gerus metus išvažiavęs iš Lietuvos ir man vienintelis kelias prie literatūros, prie skaitimo, tai aš nekalbu apie internetinius straipsnius, apie kažkokių tai tekstų skaitinėjimus internete, tai būtent elektroninės knygos man padėjo ištemti tą pusę metų, nes tai buvo vienintelis priėjimas prie literatūros. Ir tuo metu aš prieš tai buvau labai nusistatęs dėl elektroninių laikmenų ir viso kito, bet tuo metu tai buvo kažkas tokio, prie ko aš galėjau prisiliest, neišeidamas iš namų, nepatekdamas į kitą kalbę kultūrą, visai kito mentaliteto žmonių tarpą, net nesinaudojau bibliotekomis, nes paprasčiausiai viso, ko man reikėjo, aš turėjau prieš savo akis, savo gimtąją kalbą. Aš aišku nieko nesakau prieš skaitimą kitomis kalbomis, bet visą laiką lietuvių kalba, kadangi aš pats esu lietuvių filologas, tai man ta kalba tokia yra. Tai sakau, būtent elektroninės knygos man padėjo išgyventi, tam tikrą prasme. Aš tikrai ačiū labai visiems, tiesiog laikas spaudžia, mes turbūt galėtumėm kalbėtis labai ilgai, bet aš tiesiog privalau užduoti vieną klausimą, atiduodama tam tikrą duoklę reveransą šitai vietai. Paprastai buvo atlikti tokie tyrimai ir sako, kad žmonės neprisipažįsta, ką jie žiūri ir kokias knygas skaito, tas skaito Bulvarą, bet sako, kad Bodlerą žiūri, kokius Moilo operas. Tai aš tiesą sakant labai tikėčiausi, kad vis dėlto jūs kiekvienas va dabar iš karto pasakytumėt, ką jūs skaitote šiandien. O, šiandien aš skaičiau, kadangi gavau iš Italijos profesoriaus jo naują parašytą knygą apie italų eretikus, tai tiesiog skaičiau Silvano Kavacijos knygą. Aš dabar skaitau psichodelinę literatūrą, tai skaitau Tomo Wolfo knygą apie LSD vartojimą. Reikia neskaityti, o vartoti. Praktikos labai geriau. Aš dabar skaitau 86 metų Birutės Mackonytės romaną Reikalingo žmogaus mįslė ir smagu ir darbui reikia. Ką darbui skaitau, nesakysiu. O kadangi rytoj reikės eiti Lauryno Katkaus pristatymą knygos, tai aš ją dabar skaitinėju, nes reikia prisiminti apie ką jį. Na, man tokia nelaimė buvo, nes lygiai prieš metus pristatinėjom knygą Šabaš su Sara Poisson. Marie Poisson tuo metu buvo Londone ir sakė, kad tą knygą reikia skaityti 14 mėnesių, tai tą ir darau. Aš ką tik perskaičiau Januškaitės apsakymų rinkinį, o šiaip aš skaitau kelias knygas iš karto. Atverstas yra Džoisas, atverstas Freudas, žurnalai ir taip toliau.
Šiaip aišku, taip pat skaitau kelias knygas iš karto, tai šiuo metu atverstos 2 yra, tai yra Umberto Eko Sukurti priešą savyje ir Pachliobkino Virtuvės paslaptys. Visiems susirinkusiems, mėly bičiuliai, aš linkiu visiems smagių ir gražių susitikimų, ne tik šiandien, visada ir ypač bibliotekose. Ačiū visiems.